walks me home, I think of you. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows I think of you. Close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you. Galoti seni, pasikalbėt kviečiu su tuo, kuris aukštai. Iš širdies prašau, ar tu girdi? Tu grįžai, aš tai tavęs laukiu. O kaip kitaip? Juk kalėdos tai ne laikas ir ne data. Tai mūsų visų būsena skleisti meilę, džiaugsmą ir grįžti namo. Grįš šventą naktį namo. Ten, kur miškai jau galoti seni, pasikalbėt kviečiu su tuo, kuris aukštai. Iš širdies prašau, ar tu girdi? O broli, grįžk namo, sugrįžk namo. O broli, grįžk namo, grįžk šventą naktį namo. Ten, kur miškai jau galoti seni, pasikalbėt kviečiu su tuo, kuris aukštai. Iš širdies prašau, ar tu girdi? O tėve, grįžk namo, sugrįžk namo. O tėve, grįžk namo, grįžk šventą naktį namo. Ten, kur miškai jau galoti seni, pasikalbėt kviečiu su tuo, kuris aukštai. Iš širdies prašau, ar tu girdi? O mama, grįžk namo, sugrįžk namo. O mama, grįžk namo, grįžk šventą naktį namo. Ten,
Labas vakaras, mėlyjeji. Sveiki susirinkę šį jaukų penktadienio vakarą. Neapsakomai yra smagu jūs čia visus matyti ir jausti. Kaip gera, kai kiekvieną širdį pasiekia ir sušildo Kalėdų stebuklas. O dar nuostabiau yra tai, kad per visą šią šventę žmonės tampa vieningi. Juos visus arsima saistyti kažkoks magiškas tarpusavio ryšys. Tikra tiesa. Todėl tikriausia ir šiandien čia mes susirinkome ne veltui. Tikrai taip, juk per Kalėdas ne tiek svarbu imti, o kiek svarbu duoti. O geriausia dovana, kurią mano manimu gali padovanoti žmogus, yra jo nuoširdumas, meilė ir talentas. Tikrai pritariu. Todėl šiandien susirinkome jaunimo centrą, kur jauni žmonės su jumis dalinsi savo talentu, meilę ir atvira širdimi. Tad ar esate pasiruošę šiai nuostabiai kelioniai? Aš tikrai taip. Juk Kalėdos sutiktos veiksme yra ne tik kad pačios linksmiausios, bet tikriausiai pritartumėte, kad ir pačios įdomiausios. Kalėdos, mano vaikė, yra meilė veiksme. Kiekvieną kartą, kai mylime, kiekvieną kartą, kai duodame, yra Kalėdos. Nuoširdžiai, jaukiai ir jautriai suvirpins jūsų širdis, dainų ir šokių ansamblis Tarškutis, jų atliekamas kūrinys 100 gulbių. Kalėdos yra tikriausios, kai mes jas švenčiame dovanodami meilės šviesą tiems, kam jos labiausiai reikia. O kaip norėtųsi, kad būtų visi laimingi ir besišypsantis,
ypatingai kalėdų belaukiant. O jeigu taip nėra, tenka sutikti ir liūdesnių veidų. Kaip gerai, kad yra muzika. Muzika, į kurią galima atsiremti. Muzika, iš kurios galima pasisemti. Muzika, kuriai galime atsiverti. Muzika, kuri gydo. Iš tiesų, kažkas iš senovės išminčių jau yra pasakęs, ne mes klausomės muzikos, o muzika klausosi mūsų. Muzikos instrumentų skleidžiami garsai ne tik virpina sielą, bet ir suteikia jėgų, stiprina organizmą, kūną ir sielą. O muzikantai, skambant muzikai, jaučia nepaprastą pakilimą. Tad pakilkime visi kartu su Liepa.
cuando el que no entienda cuenta una leyenda de un hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposaron caer. Tendrás a tu hombre piel morena de sencilla luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. De padre canela nació un niño blanco como el lomo de una armilla, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, testigos de un payo, y yo no me lo callo. Luna tiene su madre y la encuentras que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna. Ar aš ką tik sapnavau, ar aš iš tikro mačiau vėtrungės? Žinai, man atrodo, tu nesapnavai. Čia buvo mūsų grakščiosios balerinos, nuolat užburiančios savo plastiką ir plazančios lyg drugeliai ir vedančios mus su muzika į sceną. O kad jau atsivedė ir mus į sceną, tai joje išvyskime charizmatišką į uosį su nuostabiamis jaunimo centro dainorėlėmis. Jie padovanos mums kūrinį Katės. Man atrodo, jų gyvenimas dažnai labai intriguojantis ir netgi įdomus.
Sveiki visi. Labai malonu matyti čia tiek susirinkusių žmonių. Padainuosiu jums labai smagią dainą. Tikiuosi, kad kažko galbūt išmoksite iš jos, nes mane jį labai pamokė. Black and orange stray cat sitting on a fence. Ain't got enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Stray cat strut, I'm a feel like Casanova. Man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. I get my dinner from a garbage can. O va taip ir būna. Niekada negali žinot. Solo! I don't bother chasing mice around. Oh no, I slick down the alley looking for a fight. Out into the moonlight on a hot summer night, singing the blues while the lady cats cry. Wow, stray cat, you're a real gone guy. I wish I could be as carefree and wild, but I got cat class and I got cat style. Yes, I do. Skubam, skubam, lekiam, lekiam. Kartais reikia ir atsipūst. Dabar ir linkiu atsipūst ir atsipalaiduoti. Nes kartais reikia. I don't bother chasing mice around. Oh no, I slick down the alley looking for a fight. Howling to the moonlight on a hot summer night, singing the blues while the lady cats cry. Wow, stray cat, you're a real gone guy. I wish I could be as carefree and wild, but I got cat class and I got cat style. Ačiū. Domantai, žinai, kiekvienas mano kalėdinis prisiminimas šoka kaip snaigė. Na, jis toks yra labai lengvas, trapus, jausmingas, tik kartais gal kiek per greit pasibaigia. Sustok, akimirka žavinga. Pasidžiaukime šiuo vakaru, pabūkime kartu ir šiltais plojimais pasitikite jaunasis šokėjas, kurios nekantrauja jums pašokti čia, čia, čia. When I look into your into the
Advento, ramybės ir susitaikymo laikotarpiu aš dažnai pagalvoju, o žmonės rojuje verkia, ar iš vis verkia? Tavo klausimas labai filosofinis. Manau, kad toks turėtų būti ir atsakymas. Manau, kad geriausiai į šį klausimą galėtų atsakyti Iveta ir Aurimas savo atliekamame kūrinyje Tears in Heaven, Ašaros rojuje. Labai graži, labai jauki ir savo istoriją ir prasmę turinti daina. Vertinkim ir mylėkim visus artimuosius esančius čia ir dabar. O su tais, kurių dabar jau nebėra, susisiekime mintimis. Pasiklausykim ir įsiklausykim.
Muzika, 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 kuri suranda mus, sujungia, kuri padeda. Kaip galima gyventi be muzikos? O jei su muzika esi jau nuo mažų dienų, tai tavo pasaulis bus daug kartų spalvingesnis. Dovilė, turiu tau klausimą, bet gerai pagalvok prieš atsakydama. Ar yra pasaulyje dalykas, kurio būtų neįmanoma sušokti? Iš tiesų geras klausimas, bet žinok, aš manau, kad tokio dalyko nėra, nes kūno kalba yra beribė. Tai tu sakai, kad galima sušokti net ir girneles. Žinoma, kad galima. Jei sunkiai tai įsivaizduoji, tada pažiūrėk, kaip girnelių šokį atlieka šokių studijos Rūta šokėjos, skambant nuostabiems mūsų lietuvių liaudies motyvais. Oh,
Prieš kiekvienas kalėdas aš pasižadu savo, kad būsiu geresnis, padėsiu daugiau žmonių, ką nors pralinksminsiu. Žodžiu, tiesiog, kad padarysiu kuo daugiau gerų darbų. O taip darai tikriausia todėl, kad gautum daugiau dovanų po egle. Taip? Gal iš dalies, bet tikrai ne visai. Kiekvienas geras darbas iš tiesų nebūtinai atliktas per kalėdas priartina prie pilnatvės. Atveria kelią į gėrį. Kiekvienas geras darbas tarsi laiptelis rojaus link. Teisybė sakai, juk kalėdos tai ne tik dovanų išpakavimas, o tai visos širdies atverimas. Scenoje gitaros klasės mokiniai ir Led Zeppelin, Stairway to Heaven, laiptai į rojų. Those who stand long and
the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on a whispering wind? Rutina. Tai yra kasdien pasikartojantis įprasti procesai nuo rytinės kavos iki ėjimo miegoti vakare. Jie yra būdingi kiekvienam žmogui visam pasaulyje. Žinoma, kartais rutina vargina, atsibosta. Bet žinot, labiausiai rutinos nemėgsta argentiniečiai. Pasižiūrėkime, kodėl.
Tikiuosi, supratot, kaip reikėtų atsiplėšti nuo rutinos ir aš tikiu, kad šiandien vakarė jau ne vienas iš jūsų taip pat šoks savo virtuviai. O sekantis pasirodymas yra nuotaikingas, kalėdinis ir tai bus Boružėlė su daina Švęsim Kalėdas kartu. Elizijus laukais, palaidais plaukais, aš būsiu tavo. O pernykštis vėjas taip mane mylėjęs liks tylus. Barcelonoj prie jūros šįmet man tavo lūpas nemelavo. O tai reiškia tik vieną meilę griaunantis sienas puola mus. Mes švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Mes švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Kas nemyli, neklysta, tau sniegiau užrašysiu žodį myliu. Amžinybę laukus, kai žvaigždėjai laukus iš dangaus. Ten, kur grįžulo ratai, pasibaigiantys metai, tuščia tyla. Tau ir man palinkėsiu, kad išliktume dviese metų daug. Mes švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Mes švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Mes švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Mes švęsim Kalėdas kartu, po juodu dangumi tarp namų apsnigtų. Jau vien tik nuo minties svaigstu, aš ir tu. Švęsim Kalėdas kartu. Švęsim Kalėdas kartu. Švęsim Kalėdas kartu. Žinai, Dovilė, mane visada apima nostalgija, kai už lango pučia stiprus vėjas. Tikrai? O jeigu, pavyzdžiui, scenoje pūstų vėjas, tai tada apimtų nostalgiją, ar ne? Nežinau, niekada nesu to patyręs. Žinai, tai jeigu nesi to patyręs, tai tada labai rekomenduoju pasižiūrėti, kaip visa tai atrodo. Nes scenoje jau pasiruošusios šokėjos, tikros balerinos, kurios parodys, kaip atrodo vėjas ant scenos. Pasižiūrim. Pasižiūrim.
O kaip gražiai vyra baltas sniegas. Jos žemė baltų patalą apties. Te atneša kalėdos džiaugsmo tyro. O artėjantis naujieji metai, laimės ir vilties. Scenoje Alytaus jaunimo centro mokytojų grupė. Ačiū mokytojams ir mokiniams. Bet žinai, Domantai, tu man kažkoks pasikeitęs. Čia nauji lyg marškiniai. Taip? Gal ir nauji. Ši apranga, mano manimu, visada buvo ir bus paskutinis mados klyksmas.
Na taip, aš matau, kad tu esi tikras paskutinis mados klyksmas. Bet žinai, jeigu aš būčiau tavo stilistė, tai žinai, kad ar tavo įvaizdyje truputį pakeiščiau? Net neįsivaizduoju, bet aš manau, kad aš ir taip visai puikiai atrodau. Taip, tu atrodai tikrai neblogai, bet žinai, į tavo plaukus įsekčiau kokią nors rūtą šakelę ir dar fone paleisčiau tautinės muzikos. Tada būtum tikrai paskutinis klyksmas, nes tautinė kultūra, aš manau, visada yra madinga. Galim pabandyti, nors aš neįtin profesionalus šokėjas, nei muzikantas, žinai. Geriau estafetę perduosiu kolektyvui Tarškutis. Jie tikrai žino, kaip linksmintis, kad visuomet būtum madingas ir pastebėtas.
Bravo, tikrai labai įspūdingas pasirodymas. Bet žinai, aš visą vakaro metu tau norėjau papasakoti tokią vieną istoriją, kurią man mama pasakojo jau kelintus metus. Žodžiu, kai ji buvo maža ir visos eglės buvo už ją didesnės, ji turėjo... Palauk, netęsk. Aš manau, kad palikim mažą intrigą ir leiskim Guodai papasakoti šitą istoriją. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moving from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask their time of day. But you and I, our love will never die. But guess who cried come first of May? The apple tree that grew for you and me. I watched the apples falling one by one, and as I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But guess who cried come first of May? When I was small and Christmas trees were tall. Do 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moving from far away. Žinai, Domantai, per šitą visą vakarą aš tikrai labai gerai supratau, kad savitai ir įdomiai atliktas kūrinys yra pats maloniausias klausytojai. Labai tau pritariu. Kasdienėse situacijose, net ne tada, kai stengiasi sugalvoti, kuo ir kaip įdomiau nustebinti draugą ar šeimos narį kalėdų progą, originalumas, nuoširdumas visada sušildo. Netgi daro stebuklus. Tikrai tau pritariu ir dar galiu pridėti, jog buvimas savimi visada yra ir bus paskutinis mados klyksmas. Tikrai. Šio vakaro metu išmokau, kad svarbiausia yra nesivaikyti madų, o patiems jas kurti ir demonstruoti. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing nice, easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job in
for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river. Say we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river, the river. I lost a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Say we're rolling, rolling, rolling on the river. The river. I said it's Lil Man. Who else? 93rd. Who else? Team Lil. Who else? Why not make it rain for them thunder thighs? Straight search, can I pat it? Let's go. Let the girl loose, let her do it for Stay the stand first up, rock, 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 slide, twist. 1, 2, 3, go left, back, right, back, up, back, down, back, go. Watch out for the big girls. Now bang, 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 rotate for me, hands up like y'all. Left, left, back, right, right, back, up, back, down, back, get sexy. Oh, get sexy, rotate, get sexy. Show just get sexy. Ladies, one drop to this. Hey little girl, I'll spend you spree. I don't go cheap, but the kisses come free. On first inspection, I'm sure that you'll agree. Oh, hey little girl, listen to my plea. Go on the lifetime guarantee. One day, baby, we'll find the baby makes 3. It's the lady's choice. I'm the lady's choice. The lady's choice. I'm the lady's choice, choice, choice. I'm the lady's choice. Hey little girl, I'll spend you spree. I don't go cheap, but the kisses come free. On first inspection, I'm sure that you'll agree. Oh, hey little girl, listen to my plea. Go on the lifetime guarantee. One day, baby, we'll find the baby makes 3. It's the lady's choice. I'm the lady's choice. The lady's choice. Tikimės, kad mūsų muzika ir mūsų skleidžiamas kalėdinis velksmas ir klyksmas apsiviniojo apie jūs tarsi šalikas, bet sušildė daugiau nei kūną, sušildė jūsų sielas, širdis ir pripildė jas melodijos. Melodijos, kuri turi tęstis amžinai. Dėkojame visiems jaunimo centro talentams ir jų mokytojams, šventės organizatoriams. Kviečiame į sceną Alytaus jaunimo centro direktorę Jūratę Treigienę ir projektų vadovę Jurgitą Šukevičienę. Plojimai. Na, mėlyjeji, noriu tiek daug pasakyti, kad neturiu žodžių. Manau, kad esame visi sušildyti. Tikrai sujaudinote sielas, kūnus, širdis.
viską, ką turime, Virpų iki šiol esu sužavėta jumis. Turbūt nereikia kalbų. Vaikai jau scenoje, aš noriu pakviesti jų vadovus, nes tai, ką išdarinėja vaikai, mes matėm, bet manau, kad prie to labai daug prisidėjo jų vadovai, nuostabus, profesionalus. Bet pirmiausia, aš noriu pakviesti šio renginio sumanytoją, išpildytoją, jeigu taip galima tokį terminą pavartoti, Aušrą Saulevičiūtę, kurios mieloja su didžiausia pagarba. Aš žinau, kad ir visi vedančiųjų žodžiai buvo Aušros tekstai. Ar... Bet, na, tik noriu pasakyti, Aušra, ačiū, nes tas renginys ne tik buvo šiltas, mielas, gražus, bet jis dar buvo ir be galo ugdantis. Kiek tiesos, kiek gerų žodžių girdėjom, kiek šiltų. Na, bet ačiū, mieloji. Aš tai esu nustebusi, tai tada, jeigu jūs kviečiat mane, aš tada norėčiau dar pakviesti į Rūtą. Rūta, kur tu? Nes čia, ne visai mano vienos arba mūsų dviejų, iš tikrųjų. Ir dabar pamačiau Henrietą ir dabar, aišku, neišvardinsiu, Sandra Raimis ir taip toliau. Andrius, tai visiems ačiū, tikrai čia ne Aušros darbas, ką tu pasakysi? Kaip visada, ačiū vaikai jums labiausiai. Be jūsų mes niekas. Ir mes džiaugiamės, kad jūs esat, kad šildot mūsų širdis, mūsų akis, džiuginate ir kad esate kartu su mumis. Ir aišku, ačiū tėveliams. Aš žinau, kad Jurgita dar nori. Nuostabus koncertas, iš tiesų nuostabu. Ir leiskite kreiptis į jūs visus ir perduoti artėjančių švenčių progą, perduoti šilčiausius linkėjimus ir sveikinimus nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko. Jis myli šią bendruomenę ir visada stengiasi, kai tik gali sudalyvauti ir pasigėrėti jūsų renginiais, mūsų renginiais. Ir saldi dovana iš Seimo, ko gero Aušrai? Abiems, prašom. Mėly vaikai, dabar noriu kreiptis į jūs. Ar žinote, kur gyvena Kalėdų senelis? Taip. Jisai man vakar paskambino ir sako, atvykti negaliu, nes turiu labai daug reikalų. Ir manęs paprašė, ir mes susitarėm, kad visą šitą koncertą jisai matys. Ir visą tai, ką jūs darėte, šokote, dainavote, jisai matė internetu. Ir jam tai padėjo padaryti Studija 3A, dėkojame jiems ir aš tikrai tikiuosi, kad mūsų koncertas gyvai buvo stebimas, žiūrimas ir be abejo Kalėdų senis matė. Ir jis, neabejoju, kad džiaugiasi ir dabar girdi mane ir man prisakė, tu tik nieko nemeluok, ką susitarėm, tą ir padaryk. Tai jau dabar Kalėdų seni, laikausi mūsų susitarimo ir noriu pakviesti vadovus, kadangi vaikučiai jau yra į sceną, noriu, kad vadovai nusilenktų, noriu, kad mes jiems garsiai paplotumėm ir padėkotumėm. Visus vadovus, vienas matau bėga.
Matau, dar ne visi. Gerai, jūs plokit, o mes perduodam Kalėdų senio dovanas. Ačiū. Labai ačiū. Tad šiandienos vakaro pabaigoje visiems jums norime palinkėti gražių, jaukių, malonių, madingų ir visokių kitokių pačių geriausių Kalėdų ir žiemos švenčių. Iki kitų susitikimų.